Vis daugiau vaikų vengia kūno kultūros pamokų, ypač pasyvūs aukštesnių klasių moksleiviai. Visuomenės sveikatos specialistai sako, kad dėl judėjimo stokos gresia įvairūs negalavimai. Itin daug moksleivių kamuoja stuburo ligos. Į fizinio aktyvumo treniruotę Melnragės paplūdimyje susirinko apie 200 vaikų. Klaipėdos Gebijos pagrindinės mokyklos moksleiviams tai neįprasta kūno kultūros pamoka. 5-8 klasių varžybos vaikų. Prieš tai varžėsi 2-4 ir tokie turim užbaigėme vasaros šventę. Ar yra sunku priversti vaikus sportuoti? Matot, sportuoja vaikai, džiaugiasi, visi patenkinti, oras gražus prie jūros. Moksleiviai su malonumu sportuoja prie jūros, bet sukviesti vaikus į mokyklų sporto sales ne taip paprasta. Vaikų sveikatą analizuojantis visuomenės sveikatos specialistai sako pastebintys nedžiuginančią tendenciją. Daugėja vaikų vengiančių kūno kultūros pamokų. Ar patinka tau sportuoti? Iš tikrųjų taip nelabai. Šiaip esu tinginys. O kodėl? Nežinau. Toks jau gimiau. O apskritai, ar daug yra vaikų, kurie nelabai mėgsta sportuoti pas jūs? Atrodo 80-30. 80 mėgsta, 20 nemėgsta. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro atlikta analizė parodė, kad dažniausiai į kūno kultūros pamokas neina vyresnių klasių moksleiviai, itin pasyvios mergaitės. Specialistai sako, kad dėl nenoro judėti gresia įvairios ligos. Ypač daugėja moksleivių, kuriems diagnozuojamos stuburo problemos. Daugiausiai skeleto raumenų sistemos sutrikimų diagnozuota 9-12 klasėse, tai net 31% mokinių turi. Reiškia, kuo vyresni vaikai, jie tuo mažiau juda, daugiau sėdi prie kompiuterių, mokosi, mažiau juda ir taip ir susidaro skoliozės, ydingos laikysenos. Išanalizavus visų Klaipėdos moksleivių sveikatos pažymas paaiškėjo, kad visiškai sveiki yra tik 10% moksleivių.